Nu va, perkeliam vištytės jau. Jau perkeliam kitur. Va, žolikės papjovė, žolės iki kelienų. Kokia žolė. Perkeliam čia vištytės, todėl kad čia geriau saulė šviečia joms. Gaidukus atskirai, nes muša, tos gaidukus vis tiek muša. Va. Pasakoriai. Tūptis padarėm tvartukę, sutvarkiau. O nenoriu pradaryti. Pradarysi jos tuoj per kojas puola. Va, tūptis padaryta vištytėm. Vaikšta naujoje vietoje, žiūrinėjasi smagiai, šiltai, sausai, visur išbetonuota čia. Paskui, kai pripras, va dabar gerai su gaidukais pripras, todėl, kai juos matys, o tai buvo aukščiau uždaryti, nematė tų gaidukų. O dabar čia va susigyvens, susiuostys. Na, padariau aš jom tūptis vištytėm, sausa, visur švaru, gražu. Mano gražuolės. Žuolytelės. Žvyriuką reikia atnešti, labai žvyralės. Vištukės. Šilta. Na ir būkit, va gaidukai atskirai dabar uždaryti, kol pripras. Kai pripras dideli, jau sunkus. Daloviukus atnešiu prie grėšių, nemėgstu ant žemės, va, bulvį išverdu patraiškit, labai nemėgstu ant žemės. Užsidara gerai, užsirakė, nors vagių nėra, bet vis tiek. Susitvarkėm vakar. Žolytį iki kelienų žolė, nu. Medžiai jau susprogė irgi. Va, liuksiškai. Jeigu čia bus labai karšta vasara, tai uždengsim. Saulė, aišku, čia duos. Tai jeigu bus karšta, įsitvarta, o jeigu ne, tai čia uždengsim tą pusę. Su kokiu kapą paėmė. Šonus paliksiu atvirus. Pavėsiuką padarysim. Vištytėm. Jau reikės žemę pradėti dirbti. Žolytė žaliuoja, iki kelienų žolė kokie dobilai.